išplaukė daugiau iš jūsų viešųjų ryšių specialistės Astos, kaip būtent pasislėpė. Ir tikrai aš jai labai dėkinga ir labai ačiū jums visiems, kad atsiliepėt į mūsų prašymą, todėl kad jūs taip pat vieni iš tų pagrindinių dalyvių, kurie buvote šitų įvykių sraute. Ir šiandien aš jūs sveikinu, sulaukiu šios dienos, todėl kad buvo žmonių, kurie jos nesulaukė. Tai pirmas mano toks prašymas būtų atsistojus ir tylos minutę, pagerbti visus atsiprašymus. Ačiū visiems. Na, įspūdžiai išsilieja į popierių. Ir aš perskaitysiu sekančią dieną parašytą eilėraštį Desantininkai, kuris pateko į mano pačią pirmąją knygą. Desantininkai, tankai, automatai, įžydinti pavasarį, išnyra iš nakties. Kas tankus žlegina? Iš svetimos šalies atklydę vyrai, sutraiškyti tankai švies laisvę pasiryžę, pamiršę melo ir teisybės kainą. Jie tankus žlegina. Kada buvo šitie įvykiai, aš dar nedirbau policijai, pusę metų pradėjau dirbti vėliau, bet man po šiai dieną įstrigė atmintie tas vaizdas, kai mes visi sėdėjom prie televizoriaus ekrano ir kaip šiandien matau tą vaizdą, kai Eglė Bučelytė vedė transliaciją ir kai jau koridoriuose buvo matyti, kaip užeina desantininkai, prieina prie filmuojamos tos video kameros ir vyksta transliacija. Tai tas momentas tas buvo toks dievo baugus, kad jau čia kažkas tai vyksta labai rimta. Pergalės diena. Šitą dieną, kada buvo, mes laimėjom pergalę, neiššovė nei vieno šūvio. Mes sugriuvėm tokią imperiją, o patys neiššovėm nei vieno šūvio. Tai aš skaitau, kad čia Lietuvos istorijai tai yra pati svarbiausia diena, nes daugelį mūšių buvo kruvinų ir paskui beprasmiško jų baigtis buvo kartais. O čia buvo didžiausias laimėjimas. Ir tas laimėjimas būtent buvo toj vienybėje, kurios dabar taip kartais trūksta, kada visi susilieja liktai į geležį tokį vientisą. Ir šitą visą laviną nepramušė mūsų. O eilėraštį noriu paskaityti apie tuos, kurie prieš tai mūsų vedė šitą pergalę, tai apie tuos 20 000 partizanų, kurie liko miškuose. Ir dirbdamas, rinkdamas medžiagą apie Ramanauską Vanagą, brigados generolą, apie jo paskutinės gyvenimo dienas Rokiškio krašte, man gimė toks eilėraštis, kuris yra spausdintas žurnale Kultūros Rokiškio prie Nemunėlio. Aš jums dabar jį paskaityti noriu. Adolfui Ramanauskui Vanagui, brigados generolui, žmogui mylėjusiam savo kraštą. Dzūkijos smėlyje paliko tavo pėdos, iš užmaršties ryškėja jos mano širdį. Kiekvienas turime sustoti ties tavos aukos altorium, tėvynės meilę atgaivint savy. Dzūkijos pušis tyliai ošia dainą, kurią dainuodavai tu vakarais. Tavo dvasia iš užmaršties sužuvusiais ateina, takeliais, kloniais, pievom ir miškais. Ir sklendžia vanagas, lietuviškas erelis, viršum sugrįžtančių iš užmaršties karių galvų, sugrįžta ją sušaudyti ir nukankinti, pakilę iš nežinomų kapų. Šiandien jis irgi dirba ir negalėjo dalyvauti mūsų renginį. Tai va, Valentas pasakoja apie tą dieną, kad buvo taip. Įtampą jautėme visi, ir vadovai, ir darbuotojai. Sėdėjome kabinetuose ir laukėme. Slėgė nežinomybė. Buvo pranešinėjama, kur važiuoja šarvuočiai, kariškos mašinos. Nuolat buvo jungtas televizorius, sekėme įvykius. Po to ryšys nutrūko. Apėmė dar didesnis nerimas. Žinojome, kad užimti spaudos rūmai, televizijos bokštas. Tikrai jautėm grėsmę. Mes buvom gerai ginkluoti, automatų buvo sočiai. Būtume gynėsi. Mūsų pastato langai buvo grotuoti, taip, kad lengvai būtų nepaėmę. Čia tokie Valento prisiminimai. Vis tik, drįšiu pasakyti, kad, dalelę tokią mažą iš tikrųjų prisidėjome ir mes prie
tos pergalės. Iš tikrųjų reiktų prisiminti, kad tuo metu, tai dar vadinama tuo metu milicija, iš tikrųjų buvo vienintelė ginkluota jėga. Tai buvo apie 15 000 žmonių. Ir nors ir kaip kalbėtų apie buvusį ministrą mūsų Marijoną Misiukonį, bet aš taip pagalvoju, duok Dieve, kad jis tuo metu buvo ministras. Ir kai kas dar prisimena prieš Misiukonį buvusi jau amžinatilsį ministrą Lisauską, tai kaip būtų pakrypę įvykiai, būtų sunku prognozuoti. Ir iš tikrųjų, kada prisimenant tą pačią sausio 13-ąją, tai aš tuo metu buvau pas tėvukus kaime ir 12 valandą, kaip ir minėjo Asta, tuo metu priėjo Bagačiūnas ir pagal tam tikrą mūsų buvusi planą visi darbuotojai buvo sukviesti į komisariatą. Buvo visiems išdalinti ginklai ir kaip tik tuo metu jau atėjo ministro telegrama, kurioje buvo aiškiai pasakyta, kad mes su Lietuva, mes už Lietuvą ir mes privalom klausyti visų teisėtai išrinktos mūsų valdžios nurodymų. To buvo pasakyta ir nei vienas mes to kažkaip nesabijojame, mes visi buvom pasiryžę, kiek ką reiks daryti, mes buvom iš tikrųjų pasiryžę ir darėm. Ir dar darėme prieš sausio 13-ąją, kaip minėjo, mūsų 3 darbuotojų grupės po 35 žmonės. Tai buvo sausio 10, 11, 12. Buvo išeiti į Vilnių, palaikyti viešąją tvarką prie parlamento ir, kiek prisimenu, saugojom ir vyriausiai policijos komisariatą. Na, kaip saugojom, mes turėjom tik tai guminės lazdas, ginklai buvo palikti čionais. Ir dar galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mūsų darbuotojai pajuto ir fizinį smurtą nuo rusų kareivių. Tai, kaip ir minėjo, jie buvo ir apdovanoti sausio 13 medaliu, tai Jutka ir Liauskas. O buvo taip, kad jie jau po sausio 13 dienos budėjo Vilniuje su automobiliu ir vakare jau apie 10 valandą grįžinėjo į Ukmergę. Tuomet buvo nurodymas visiems mūsų darbuotojams, pamačius rusų karinę techniką, pranešti budinčių. Kaip tik jie grįždami iš Vilniaus ant kažkur pakeliui, tai netoli Ukmergės sustojo pavakarieniauti. Ir juos aplenkė 2 šarvuočiai. Na ir kaip ir laikydamis nurodymų, jie per radio ryšių pranešė tam pačiam budinčiam, kad link Ukmergės važiuoja 2 šarvuočiai. Bet rusai ten irgi gudrus buvo, jie buvo nusistatę savo radio ryšį irgi ant mūsų bangų, kuriomis bendravo. Jie tai užgirdo ir budinčia buvo nurodymas juos sekti, kur jie važiuos. Na, jie taip ir padarė, tik nusileidus nuo Pašilės kalno, šarvuočiai užkirto kelią jam, ištraukė arba iš automobilio, paguldė ant kapoto, atėmė ginklus, išvygavo
per šaunus neblogai. Ir, kaip pasakoja Papajutka, na, jie irgi buvo nežinomybė, kas jam gali būti, bet jis surizikavo bėgti. Na ir ten netoli miškas buvo. Jis nuo pašilės pusės, kaip zuikis pašoka nuo tokio kopio ir, sakė, taip zigzagais, jeigu kad nepašautų. Liktai ten buvo ir iššauta keletą šūvių serija paleista virš galvos. Jis bėgęs, jis nubėgo į gyvenvietę pašilės ir dar ta buvo taksofonai, paskambino budinčiam ir pranešė, kad tokia situacija yra. Kaip tik aš tuo metu buvau iš valdovo atsakingas, vykęs komisariate. Na ir aš dabar tikrai neprisimenu su kažko tai, mes sėdom į automobilį ir važiavom laisvę. Na, kaip ten būtų buvę neaišku, bet dėja, mes to šarvuočiai susitikom ant tilto per upę. Ir kada nuvažiavom, iš tikrųjų, ten, na, toks vaizdas buvo netoks, kadangi automobilis ant laužytas, radio racija iškirpta, sudaužyta. Ir tai vat, prisimenam, toks įvykis buvo.